Sveiki atvykę į Fantastic Dogs pokalbių erdvę. Šiandien mes kalbėsime apie tarnybinius šunis ir jų auginimą. Su policininkė Ina. Labas. Malonu. Labas. Jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys, tuomet dėkite laikus ir prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepamirštumėte ir nepraleistumėte naujų pokalbių. Taigi šiandien norėčiau tavęs paklausti, kaip atrodo tavo diena darbe, kokias jūs sprendžiate užduotis policijoje? Tai visą šitą pokalbį bandysiu išreikšti savo nuomonę ir būtent kaip atrodo mano diena, nes policijos pareigūnų kinologų yra visoje Lietuvoje ir kiek žinau, visose apskrityse mūsų darbo dienos atrodo skirtingai, nors visi esam kinologai. Policijos pareigūnai, kinologai reaguoja į visus įvykius ir papildomai dar reaguojam į įvykius, kur reikalingas pasitelkti tarnybinį šuo. Tai visi įvykiai, ką aš sakau, tai tenka susidurti ir su žemiausio luomo žmonėmis, pas kuriuos važiuojam, ir girtuokliavimai, ir smurtas artimoje aplinkoje, ir vagystės, eismo įvykiai, žodžiu, viskas. Ir plus, pavyzdžiui, jeigu įvyksta kažkokia tai pastato ar automobilio vagystė, reikalingas tarnybinis šuo nustatyti vagies pasišalinimo kryptį, tai kviečiam mus ir mes ten naudojam tarnybinius šunis. Taip pat, aišku, kratos, jeigu mūsų šuo būna paruoštas narkotinių ar psichotropinių medžiagų paieškai. Šiaip visur, kur tik galima įsivaizduoti, jog šuo galėtų savo uoslę pagelbėti, tai visur mus ir kviečia. Tai šis šuo, Hugo, taip? Hugo. Jis yra tavo asmeninis ar valstybės suteikiamas tau tarnyboje? Būtent šis šuo yra taip mano asmeninis, pirkau jį iš veislyno. Aišku, nebūna taip, kad tu išsirenki šuniuką, va, noriu šitą ir perki, ne. Vyksta testavimai, pavadinkim taip, žiūrima, ar jisai turi tuos instinktus medžioklės, grobio ir panašiai, ar tau bus su juo lengva jį dresuoti ir su juo dirbti. Jeigu atrandam tą vieną vienintelį, mes jį perkam ir tada vyksta testavimas jau organizuojamas policijos. Tai yra, kad susirenka policijos instruktoriai ir viskas lygiai taip pat, ką tu veislyne darai su to mažu šuniuku, tik tiek, kad ten yra oficialus lapas, oficialūs teisės aktai ir žiūri, ten yra tamsos baimė, aukščio baimė, instinktus ar turi tą grobę, kaip ir minėjau, ar medžioklės, viską žiūri ir jeigu šuniukas praeina tą policijos testavimą, tada jis būna policijos pareigūnas. Aha, supratau. Aš kiek girdėjau, kiek domėjausi, kad 7 savaičių šuniukus juos testuoja ir nuo 7 savaičių kažkaip tai galima pamatyti, ar tas šuniukas turi grobio instinktus gerus ir panašiai. Vat būtent 7 savaičių tas testavimas vyksta. Taip, čia pats pirmasis testavimas. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas. Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. Lygiai taip pat ir Hugo buvo toks jaunas buvo, kai jo pirmas testavimas buvo, bet po to, pavyzdžiui, yra atvejų, kai yra mažas šuniukas, ir nepraeina to testavimo, bet yra suteikiamas antras šansas, vadinkim taip, ir tu gali bandyti iššaukti jo tos instinktus. Pavyzdžiui, Hugo irgi, kai buvo mažas, jis labai nemėgo kasti į grobį. Ten nei su kamuoliuku žaidė, nei su skudurėliu, nei su nieko. Tai ką aš dariau, tai buvo paprasta tapkė medžiaginė. Su medžiaginė tapkė pradėjau, tada buvo odos medžiagos gabalas su medžiagos gabalu žaidžiau, ir dabar gaunas taip, kad net kamuoliuko negalima atimti. Įdomu, ar kiekvienas šuo, ar kiekviena veislė yra tinkama tarnybai? Ar bet kokia gali būti, ar būtent kaip mes esame įpratę matyti vokiečių aviganiai, belgų aviganiai,
Tikrai, ir viskas. Tikrai gali būti, bet kokia tiesiog mes renkamės šias veislės, nes būtent šios veislės šunės gali daugiausiai atlikti tų dalykų, ko mums reikia. Tai pavyzdžiui, kalbėsiu tikrai tik apie policiją, ne apie kitas, ne apie pasienį, ne apie muitinę, tik apie policiją. Tai pas mus yra ir labradorai, ir belgo veganiai, vokiečių veganiai, spanielis yra. Gal dar kažkokios tai kitos veislės, kurių aš neprisimenu šiuo metu, bet būtent, kad reagavime reikalingas belgo veganis arba vokiečio veganis, nes yra 5 dalykai pagrindiniai, ko mes mokam savo šunis. Tai bendras paklusnumas, savaime aišku, ten gulėt, sėdėt, viską, kad, bet kada tavęs klausytų. Antras dalykas, ko mes mokom, tai yra pėdsekystė, tai sekimas pėdsakų kvapų, tai kaip ir minėjau, ar ten iš apvogto namo, ar kažkoks tai nusikaltimas įvyko, kur buvo užpultas žmogus, kad pėdsakais eitų. Trečias dalykas, tai paieška miške, jeigu dingsta žmogus, ar galų gale nusikaltėlis nubėgo į mišką, tai lygiai taip pat mes savo tarnybinius šunis mokinam jo į tų asmenų ieškoti miške. Ketvirtas dalykas yra apsauga. Tai apsauga vadinasi, jog jeigu reikėtų su tam tikra komanda, kad šuo kastų. Ir 5 dalykas, tai čia jau yra specializacija, tai narkotinių arba psichotropinių medžiagų paieška, arba antras dalykas, tai lavonų ar mirusių žmonių dalių paieška. Tai įsivaizduok, pavyzdžiui, šitos 5 dalykus turi mokėti šuo, toks universalus gal, sakyčiau, turi būti. Ir, tikrai netiks ten, nežinau, kad ir buldogas tas pats, jisai vis tiek sunkiau jam kvepuot bus, greičiau pavargs, ar ten kokią kitą veislę paimti, ten mažiukus visus jorkšyrus, gal lengva bus kratoj, nes tu galėsi jį pakelti, bet, jis jau nesulaikinės žmogaus. Tai mes renkamės dėl to vokiečių ir belgo veganius, nes jie universalūs tiesiog ir viską gali išmokti. Per kiek laiko jie išmoksta? Kiek užtrunka, būtent nuo mažo šuniuko išmokyti šitų 5 pagrindinių dalykų, kad galima būtų eiti ir dirbti su juo? Tai kai pasiemam šuniukus, mes vadinam darželio, tada mokykla. Nes darželis yra 4, man atrodo, savaitės ar 5, man atrodo 4, kad į mėnesį 1 savaitę tu atvažiuoji ir mokinasi ten šuniukai. Tai grinai tie pagrindiniai. Ir po to yra 10 savaičių. Tai pagrindinis rengimas, taip vadinasi mūsų šitas kursas. Pagrindinis rengimas 10 savaičių, tai vadinasi 10 mėnesių. Tai per tą 10 mėnesių mes juos paruošiam ir tada dar 10 mėnesių, kai jau pasirenki specializaciją. Ar pasirenki tos mirusių žmonių paiešką, ar narkotikus, tai ten irgi skirtingas laiko tarpas paruošti šituos dalykus, bet, tai čia tai gali rinktis? Jo, pats renkiesi. Renkiesi pats, kur tau įdomiau, ar pagal ką, ar pagal šunį, kad kuris labiau yra linkęs, kur gabesnis yra galbūt? Jo, tu teisėsi ir pirmas dalykas ir pagal tai, ką pats, jeigu tu žmogus, pavyzdžiui, visiškai neperneši mirusio žmogaus kvapą, tu nedirbsi to, nes tu pats negalėsi daryti treniruočių, viską, tau bus tiesiog neįmanoma. Bet lygiai taip pat yra žiūrima ir šunį. Jeigu šuo, pavyzdžiui, pradėjo mokintis narkotikų ieškoti, bet jam tiesiog nesigavo susikaupti dar kažką, nes mokinant narkotikų ar psichotropinių medžiagų paieškai labai reikalingas šuns susikaupimas, kad jisai nesiblaškytų, kad nebūtų, kad girdėtų tave, ko tu jo prašai, žodžiu taip, žinai. Ir jeigu jis cyps, rėks, bus išsiblaškęs, tai jam visai netiks tas, tai jis galės bandyti pereiti ant mirusių žmonių paieškos. Su kokiais sunkumais susiduri savo darbe? Iššūkiais? Naktį, kai miegasim. Ne, iš tikrųjų, tai sunkumai įvairiausių yra, tai ir psichologiniai, ir fiziniai. Kas liečia iškvietimuose, kokie sunkumai, tai yra sunkiausia bendrauti su girtais žmonėmis, nes jie tavęs negirdi. Yra sunku, gal kai atvykstam į smurtą artimoje aplinkoje iškvietimus, sunku tiems žmonėms išaiškinti šių dienų įstatymus, nes, kaip žinom, nuo Liepos 1 yra šiek tiek pasikeitę įstatymai, atsiradęs toks dalykas kaip orderis, tai čia ne mes pareigūnai, ne mes paprasti žmonės tą sugalvojom, o mes turim tiesiog tą vykdyti, tai ne visiems
ne visi tą supranta ir kartais išsilieja ant mūsų, tai tenka išklausyti ir necenzūrinių žodžių, ten lavina ant mūsų ir viską, ir vis tiek turi išlikti šaltas, nereaguoti visą tai, nes, juk pilietis visada yra aukščiau pareigūno, vadinkim taip, nes labai daug situacijų yra buvę, kai ant tavęs varo keiksmažodžiais, o neduok dieve, tu kažką negero pasakysi ant to žmogaus, parašys skundą ir tu liksi kaltas. Tai gal sakyčiau, čia yra toks vienas iš sunkiausių dalykų, kad turi labai save valdyti, tiek valdyti savo jėgą, kad netrenkti atgal, nes jeigu tau trenks, tai bus pasipriešinimas, vadinkim taip. Tai jau kaip ir viskas gerai, bet jeigu tu trenksi atgal, viskas. Jau tai sakau. O kartais būna, norisi trenkti. Norisi labai norisi, bet visada reikia pagalvoti, kad reikia kontroliuoti stipriai žiauriai save ir suprasti, kad kartais galbūt tas žmogus girtas, gal jis dėl alkoholio taip elgiasi, o kartais net nereikia alkoholio kitiems. Gal, kaip pasakysiu, reikia būti protingesniu už kitą. Supratau. Ir dar tikriausiai ir savo šunį mokėti valdyti, taip, nes, kaip aš suprantu, eini vis tiek su šuniu. Ne. Į šituos iškvietimus, kur nėra reikalingas tarnybinis šuo, mes einam dviese, kiek ekipažė dirba pareigūnų, tiek mūsų ir eina, o ten, kur reikalingas tarnybinis šuo, ten juos ir pasiemam. Kur teko dalyvauti tokioje sudėtingiausioje galbūt situacijoje, kas kėlė tikrai nemažai iššūkių. Tai būtent su Hugo dar neteko, nes jis yra jaunas visiškai dar, tik metai ir 2 mėnesiai, bet su ankstesniu šuniuku Enzo teko dalyvauti, kai buvo pabėgėlių antplūdis, tai ir komandiruotė buvo į Druskininkus prie sienos važiuoti, juos gaudyti, ar kaip čia pavadinti. Tada Rūdninkuose juos saugojom ir ne tik saugojom, prižiūrėjom tvarką. Ir be abejo, kai kilo riaušės Rūdninkuose, tada teko sudalyvauti su savo tarnybiniu šuniuku. Koks buvo šuns vaidmuo būtent riaušių metu, ką jis padėjo atlikti, kodėl jis būtent tuomet buvo tau reikalingas? Tuose riaušėse dalyvavo dar, man atrodo, 1 ar 2 policijos pareigūnai ir iš pasienio dar buvo, tai būtent kalbėsiu apie tas riaušės, kad šuns lojimas, mano nuomonė, vis tiek veikia kaip psichinė gal prievarta, gal taip pavadinsiu. Tai mes manom ir manėme, kad galbūt tai turėjo juos išgąsdinti, tuos žmonės, kurie ėjo į konfliktą ir kad jie nurimtų. O jeigu būtų pasitaikę taip, kad jie kažkokiais tai ginklais, įrankiais ar dar kažkuom pultų mano kolegas, tai žinoma būtų buvę tokios situacijos, kad būtų naudojami tarnybiniai šunys jų sulaikymui, bet ačiū Dievui, to nereikėjo. O ar neužtektų, daleiskim, tiesiog išsitraukti pistoletą, šauti į orą ir, kaip sakai, viskas kaip ir turėtų nurimti? Tai tai yra tokie įstatymai irgi pasikeitę, kad nebėra tokio dalyko kaip įspėjamusis šūvis ir negalima naudoti tarnybinio ginklo. Tai Lietuvoje tarnybinį ginklą žiauriai norėčiau, jog kiek dirbsiu, tiek nereikėtų jo panaudoti. Nes užtaisyti tai tikrai ne tik man, bet ir kolegoms jau yra tekę, nes jeigu tu gauni iškvietimą, kad reaguoji į įvykį, kur yra ginklas, tai žinoma, kad tu jį paruoši, bet džiaugiuosi, kad neteko naudoti. Supratau. Įdomu. Kokiomis sąlygomis laikomi tarnybiniai šunys? Kokių sąlygų jiems reikia būtinai? Daleiskim kažkokių galbūt kitokių negu įprastai šunims, kurie nedalyvauja policijoje ir tarnyboje. Viskas, sakyčiau, lygiai taip pat kaip su įprastais šunimis, tik yra vieni kinologai savo tarnybinius šunis augina namuose, butuose ar name viduj, o kiti augina voljeruose. Tai mano nuomonė, kad tie šunys, kurie auga aplinkoje, kur tu gyveni, yra šiek tiek prieraišesni prie tavęs, bet tikrai nieko nesakau apie tos šunys, kurie gyvena voljeruose, jie lygiai taip pat gerai būna paruošiami ir lygiai viską taip pat gerai atlieka. O kažkokiu ten tų sąlygų ypatingų, tai tikrai nieko nereikia, tiesiog mes visi įpratę esam, jog tiek namuose, tiek savo automobiliuose turim narvus ir, pavyzdžiui, namuose jisai turi savo erdvę, Hugo, kad grįžęs eina į narvą ir ten yra jo ramybės zona. O kiek jie yra pavojingi daugiau
aplinkiniams žmonėms negu šunys, kurie nėra tarnybiniai? Ar yra, kad jie yra pavojingesni kažkokie? Tikrai ne, nes visi tarnybiniai šunys vis tiek, kaip minėjau, yra praėję tą pagrindinį rengimą ir jie yra dresuoti. Ir aš manau, kad nedresuotas šuo yra kur kas pavojingesnis nei dresuotas. Tai. Nors ir jis moka kasti, moka apginti. Visi šunys moka kasti. Iš tikrųjų, tik tai tuom ir skiriasi, kad tarnybinis šuo, manau, kas, kai jam, ne tik kiti žmonės irgi savo asmeninius šunis paruošia šitiems skandimams ir dalyvauja varžybose. Tai aš manau, šuo, kuris yra išdresuotas ir žino komandą, kada kasti, kada paleisti, jis yra žymiai saugesnis ir nepavojingesnis nei šuo, kuris nėra dresuotas. Nes jisai kas tada, kada jis norės, o ne kada šeimininkas lieps. Kiek reikės dar, kad jis būtų pilnai paruoštas tarnybai, nors tu jau su juo dabar tarnauji, taip, policijoje. Mes kartu važiuojam į iškvietimus, visą kitą, tiesiog aš jo negaliu dar naudoti, nes mes neturim dar to diplomo, vadinkim taip, bet liko visai jau nedaug, manau, rudens pabaigoje jau bus paskutinė savaitė, kada jam bus kursai ir egzaminai. Bet jeigu jis dabar neturi diplomo, tai ar tu dirbi būtent su juo ir savo darbe, ar su kažkokiu kitu? Ne, aš dirbu su juo ir norėjau šitą kaip tik pasakyti, kad nors jis ir neturi to diplomo, bet jeigu gautųsi taip, kad nakties metu, pavyzdžiui, dingtų kažkoks tai žmogus ir nedirbtų tuo metu paruoštą šuo, tai aš manau, niekas nesupyktų, kad aš panaudočiau Hugą ir mes kažką surastume, kas pasiklydė. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas. Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. Supratau, metai su pusė, maždaug tiek užtrunka paruošti tarnybinį šunį. Tik dar yra čia be tos specializacijos, kur minėjau, narkotikai arba lavonų paieška. Tai 1,5 metų plus dar metai. Dar metai iki kito egzamino, kur vėl jis turi išlaikyti. Realiai dažniausiai 2,5 arba 3 metai šuniui ir jis jau viską daro, vadinkim taip. Kaip manai, kada Hugo išeis pensiją? Dar nors net nepradėjo, aišku, normaliai savo tarnybos. Labai norėčiau, kad kuo ilgiau jisai dirbtų. Tai pas mus buvo, man atrodo, rekordas gal 11 metų ar 11,5, kažkas tokio. O kas atsitinka po 11 metų su šunim? Taigi kaip jisai dar... Jo, bet esmė yra tavo, pavyzdžiui, žmogaus paieška ir tarkim reikia surasti žmogų miške ir reikia šuniui daug lakstyti, tai gal jau kai senesnis šuo yra, jau tas fizinis aktyvumas susilpnėjęs jo yra, ar ta uoslė silpnesnė. Supratau. Ir kas atsitinka po to, kai jie yra nurašomi, ar jie yra kažkur išmetami, tie šunys padovanojami, ar lieka tau, ar kas su jais vyksta? Kai tarnybinis šuo yra nebetinkamas tarnybai, tai jis yra... Jeigu jis yra tavo asmeninis, tai automatiškai jis pasilieka pas tave, pas šeimininką gyventi. Jeigu jis buvo valstybinis ir tu su juo dirbai, tai irgi žinoma galima prašyti, kad jis liktų pas tave. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Jeigu jums patiko šitas pokalbis, tuomet kviečiu laikinti ir prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Apačioje po šiuo video yra mygtukas. Prenumeruoti ir tuomet iki pasimatymo. Iki.